Nors greitų kontratakų skaičius ir padidėjo, varžybų pradžia buvo lėtesnė negu Vilniuje. Užuot bėgusios, abi komandos stengiasi kuo išradingiau ir kokybiškiau išpildyti derinį 2-2. Tačiau puolimai nebuvo identiški. Lietuvos Rytas varžybų pradžioje bandė išnaudoti savo pranašumą po krepšiu ir tai atnešė gerų rezultatų. Tačiau antrame kėlinyje šis noras lįsti po krepšiu greitai dingo. Ir virto noru dažnai atakuoti iš toli. Nors ir dėka užkaitusio Billy Barono pataikymo procentas buvo geras, kai kurie metimai atrodė per daug skuboti. Balancesto ekipa be 2-2 taip pat sugebėjo sėkmingai išnaudoti komandos draugų užtvaras. Žinoma, nebe pagalbos iš Lietuvos Ryto, bet apie kiaurą gynybą truputį vėliau. Nemažą dalį abiejų komandų puolimo užėmė ir solo improvizacijos. Ir nors Lietuvos Rytas šiame žaidimo elemente ir nespindėjo, buvo akivaizdu, kad Sevilijos krepšininkams tai sekėsi prasčiau. Antroje varžybų dalyje ekipos netgi pradėjo žaidimą 1-1 naudoti dažniau negu 2-2. Pradėkime nuo kito galo. Tai yra nuo trečio kėlinio, kuriame visą vakarą kraujavusi Ryto gynyba sugebėjo susikaupti ir leisti varžovams pelnyti tik 16 taškų. Vis dėlto, vien gynyba sotus nebūsi. Ir šįkart Lietuvos Ryto krepšininkams trečiasis kėlinys baigėsi gurkiančiais pilvais, kadangi neišnaudotos progos leido įmesti vos 1 tašku daugiau negu varžovai. Ir progos susikrauti apčiuopiamą arba pergalingą persvarą buvo praleista. Galbūt ir skambės keistai, tačiau fuksai arba metimai, kurie neturėjo būti pataikyti, suvaidino svarbų vaidmenį šiuose varžybose. Nors daugumai įsivaizduos Derek Bayeris tritaškius antroje rungtynių dalyje, reikia prisiminti, kad būtent jo ir Nikola Radičevič labai sudėtingi metimai leido Sevilijos komandai panaikinti 10 taškų minusą antrajame kėlinyje. Tiksliau sudėtingi metimai ir prasta Ryto gynyba, apie kurią dabar ir pakalbėsime. Lietuvos Ryto gynyba buvo apgailėtina. Nešališkumo dėliai reikia pabrėžti, kad ir Sevilijos ekipa nebuvo tobula. Radičevič anksčiau laiko bėgo kovoti dėl kamuolio ir Žižkevičius paliekamas laisvas. Brajas ir Porzingis nesugeba galutinai nuspręsti, ar jie susikeitė ginamaisiais ir Rytas baudžia. Ir patys vilniečiai turėjo neblogų komandinių ir individualių epizodų nuobodžiojoje aikštelės pusėje. Savalaikė Lavrinovič pagalba virsta perimtų kamuolių ir varžovo pražanga. Lukauskis pamato progą perimti kamuolį ir jie pasinaudoja. Bet tai ne iš toli neatsvėrė prastos gynybos momentų. 1-1 situacijose. Orelikas ignoruoja po krepšiu nardantį Porzingis ir pastarasis pelno taškus. Greitose kontratakose Gecevičius Orelikus spėja grįžti į gynybą, sustoti ties tritaškiu ir po to stebėti, kaip Brajers pelno taškus iš po krepšio. Bei ginant užtvaras be kamulio. Leslie nusprendžia keistis, bet Lavrinovič nesutinka ir Rodrigas tritaškį meta toks laisvas, kad net nesugeba pataikyti. Sugalvok žaidimo elementą, o Lietuvos Rytas sugalvos, kaip suklysti jį ginant. Bet liūdniausiai iš visų atrodė gynyba 2-2. Žaidėjai paprasčiausiai nesusišnekėdavo arba nenuspręsdavo, ką reikia daryti. Lavrinovičius greitai pasitraukė, Janavičius sugeba tik mostelėti ranką ir Radičevič vėl pelno taškus iš po krepšio. Žižkevičius mano, kad norint sustabdyti už save 20 cm aukštesnį varžovą, užteks ištiesti ranką.
Orelikas nepadeda, tada padeda, bet viskas per vėlai. Radičevič pelno taškus iš po krepšio. Ir visa tai baigėsi 88 taškais iš komandos, kuriai tikrai reikėjo pagalbos juos renkant. Ketvirtas kėlinys pasižymėjo prarastais kamuoliais, klaidomis gynyboje ir sudėtingais metimais. Nors vakaro herojumi buvo išrinktas Derek Bryas už savo trumpą, bet galingą tritaškių potvinį, Lietuvos Rytas tam tikrai turėjo savo atsvarą. Vilniaus komanda labiausiai žudė klaidos, kurių pagal neoficialią statistiką pasitaikė net 7. Nors dažniausiai tai būtų laikoma smulkmeniškų kabinėjimusi, bet atsižvelgus šių klaidų svarbą galutiniam rezultatui, galima jas peržvelgti. Kėlinio pradžioje kamuoliais ypač pasišvaistė Krzysztof Lavrinovič. Lavrinovič per prievartą bando įgrūsti kamuolį Gecevičiui, nors prie jo prilipęs varžovas. Aukštaūgis atidengė kamuolį oponentui ir paprastas rankos kyštelėjimas išmuša jį. Pražanga puolime. Ir nors aukštaūgio veidą puošė nuostaba, kiekvieną kartą, kai tavo alkūnė atremta į tavo varžovo veidą, tu rimtai rizikuoji užsidirbti pražangą. Antras bandymas centruoti ir šįkart perimtas kamuolys. Nors tokia klaida nutinka nedažnai, verta atsiminti taisyklę, kad dauguma perdavimų netoli krepšio turėtų būti nuo žemės. Bet prie aukštaūgio klaidų maratone prisidėjo Oreliko ir Juškevičiaus tandemas. Orelikas veržėsi po krepšiu. Juškevičius nusprendžia, kad nori atšaukti ties tritaškiu, o jo komandos draugas žinoma to nesupranta. Ir kamuolys už linijos. Orelikas akivaizdžiai nesilaiko saugaus atstumo. Ir aklai veržtis po krepšiu norintis Juškevičius sutinka antrą oponentą ir praranda kamuolį. Bandydamas atkovoti prarastus taškus, kėliniui pusėjus Rytas sustojo zoninę gynybą, kuri iš pradžių suveikė. Tačiau vėliau žaidėjai prarado koncentraciją ir kėlinio pabaigoje praleisti 2 tritaškiai galutinai paskandino Lietuvos Ryto laivą. Orelikas pameta varžovą iš savo radaro ir pastarasis smeigė skaudų tritaškį. 2 žaidėjai gina krepšininką, kuris yra priešingoje aikštelės pusėje. Kažkas akivaizdžiai sumovė rotaciją. Tuo pasinaudojo Woodside ir smeigė antrą tritaškį. Pagrindinis akcentas – gynyba. Dar tiksliau prasta gynyba, kurios skylėtumas buvo pastebimas ir pirmose rungtynėse. Ekspertų akise Lietuvos Ryto komanda buvo aiškus poros favoritas. Ir peržiūrėjus varžybas, tampa aišku kodėl. Nepaisant savo tiesiog juokingai prastos gynybos, Lietuvos Rytas sugebėjo pralaimėti tik 7 kartus suklydęs 4 kėlinyje. Teigiama pusė šioje situacijoje yra tai, kad šios klaidos iškyla dėl prasto žaidėjų susižaidimo arba nesupratimo, o ne dėl fizinių galimybių ar gynybos suvokimo ribotumo. Nepaisant to, jas reikia taisyti. Ir tai tikrai nebus paprasta, kadangi komanda sezono viduryje papildė 3 svarbias roles turintys žaidėjai. Dėkui, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, ką matėte, užsiprenumeruokite šį kanalą, paspausdami tą didelį geltoną mygtuką. Taip pat nepamirškite pasidalinti šio vaizdo įrašu su kitais ir peržiūrėti kitas laidas. Pastebėjimai, kontrargumentai ir pasiūlymai, kaip visada, laukiami komentaruose. Čia buvo laida Coast to Coast su kitokiu požiūriu krepšinį. Iki ir tebūnie krepšinio dievai su jumis.